Ar krūtų operacijos yra tik grožis, ar ir kartu geresnė gyvenimo kokybė? Daugelis moterų nustemba sužinojusios, kad tai yra ne tik grožis, tai galima savo pagerinti kasdieninius gyvenimiškus dalykus labai stipriai. Tai šitame video ir pakalbėsiu apie įvairias krūtų operacijas, kaip jas galima kombinuoti ir taip pat apie krūtų implantus. Krūtų pagrindiniai didinimo būdai yra implantais, taip pat galima krūtis didinti ir riebalais, tiesiog riebalus paimant iš įvairių kūno vietų, kurios galbūt mažiau tenkina, juos persodinant į krūtis. Implantus pasirinkti rekomenduočiau kartu su plastikos chirurgu. Labai nerekomenduočiau kreipti dėmesį taip, kaip kokius implantus įsidėjo draugė. Tai tikrai nereiktų įsikibti laikantis vieno dydžio, ateikite į konsultaciją, pakonsultuosim, išmatuosim pagal jūs geriausią dydį ir taip parinksim implantus. Implantai taip pat skirstomi pagal formą, gali būti apvalios arba lašo formos, kitaip vadinami anatominiai. Taip pat galime juos skirstyti į lygaus paviršiaus arba tekstūrinius. Ir taip pat, žinoma, kiekvienas implantas turi savo firmas, tai kaip Mentorius, Politechas arba Motiva, kurios dažniausiai ir naudojame mūsų klinikoje. Kiekvienas implantas yra labai skirtingas, tai tą geriausia išsirinkti kartu su plastikos chirurgu. Krūtų didinimas riebalais atliekamas operacijos metu, pacientai būnant bendriniai nejautroj. Pirmiausia, prieš operaciją išsirenkame su paciente vietas, nuo kurios jinai norėtų šiek tiek susimažinti riebalus, iš ten juos ir paimame. Tada operacijos metu juos gerai išvalome, paruošiame transplantacijai ir tiesiog su mažesne daugkanile, estetiškai ten, kur trūksta, papildome riebalais krūtis. Ar tai būtų viršutinis krūties polius, ar apatinis, tai labai priklauso individualiai nuo kiekvienos pacientės. Taip pat riebalų transplantaciją į krūtis galima kartu derinti su krūtų implantais. Pavyzdžiui, jeigu pacientės krūtis yra labai asimetriškos ir norime įdėti vienodo dydžio implantus, tai galime kartu kombinuoti su riebalų persodinimu ir persodinti riebalus į tą krūtį, kur yra mažesnė. Ir taip pasiekti šiek tiek simetriją. Aišku, tobulos simetrijos šitam gyvenime dėja net nėra. Pagrindiniai mitai apie krūtų didinimą yra tokie, kad aš negalėsiu žindyti. Tai yra netiesa, kadangi implantas yra dedamas po liauka arba po raumeniu, tai žindymui jisai įtakos nedaro. Kitas mitas yra ganėtinai gajus, kad aš įsidėsiu implantus ir mano krūtis atrodys labai nenatūraliai. Tai tikrai turime begalės pacienčių, kurios įeidamos pro kabineto duris sako, kad aš noriu labai natūralių krūtų ir tikrai įmanoma išrinkti implantus, kurie yra, pavyzdžiui, vidutinio profilio, jie nėra tokie aukšti, taip neužpildo pilnai viršutinio krūties poliaus ir tai pasiekiamas yra natūralus rezultatas. Dar vienas gajus mitas yra, kad implantus būtina keisti kas 10 metų. Kitos pacientės ateidamos į kabinetą teigia, kad girdėjau, kad galima jų visai nekeisti visą gyvenimą, tai nei tai nėra tiesa. Tiesiog rekomenduočiau turint implantus kiekvienais metais arba kas 3 metus pasitikrinti ultragarsinių tyrimo arba MRT ir įvertinus, kad implantai yra vietoje, jie nėra suplyšę, jūs neturite skundų, vaizdas yra geras ir estetiškas, tai tuomet tikrai nebūtina keisti implantų, kai jiems sueina 10 metų. Krūtų mažinimo operacija rekomenduojama tada, kai dėl per didelių, per sunkių krūtų arba per daug pasmaukusių krūtų pacientė jaučia diskomfortą, kaklo, pečių skausmus, atsiranda liemenėlės, įspaudai, iššutimai po krūtimis ir tai trukdo kasdieniam gyvenimui. Mažinant krūtis galima išsaugoti ir jautrumo, ir maitinimo galimybę, tačiau ne visais atvejais. Vėlgi tai priklauso nuo pasirinktos technikos, kokio dydžio yra krūtinė ją mažinant ir tam tikrų rizikos veiksnių. Tai kaip ir visur chirurgijoje nieko 100% garantuoti negalima, bet daugeliu atveju tiek maitinimo galimybė, tiek jautrumas spenelių išlieka. Po krūtų mažinimo gyjimas vyksta pakankamai įprastai, kaip ir po daugelio operacijų. Pirmas 4-6 savaitės yra ribojamas fizinis krūvis, rankų judesių amplitudė ir pirmom dienom dažniausiai reikia nuskausminamų medikamentų. Per pirmas 2-3 savaitės atslūgsta nemaža dalis tinimo, pacientės paprastai pradeda jaustis gerokai laisviau, analgetikų arba vaistų nuo skausmo jau dažniausiai nebereikia
Ir iš operacijos, kas belieka toks prisiminimas, tai nešiot konversinę liemenėlę ir tvarstyti arba, kaip mes sakome, teipuoti randus, kad jie kuo gražiau sugytų. Po krūtų mažinimo operacijos tipinis randas yra taip vadinamas inkaro formos randas, kai randai lieka aplink areolą ir apverstos T formos randas apatinėme krūties poliuje. Pirmais metais tie randai yra tikrai pastebimi, matomi, jie turi tokią dar gijimo fazę, brendimo fazę, jie šiek tiek būna rausvi, pakilę virš odos paviršiaus, o su laiku jie vis labiau supanašėja su aplinkinė oda, išblykšta, šiek tiek suplokštėja ir jeigu viskas yra gerai, jeigu tai nėra hipertrofinė kažkokia reakcija, hipertrofiniai randai, tai po metų dviejų lieka pakankamai mažai matomi plokšti randai, kurių tekstūra ir spalva yra labai panašiai aplinkinė krūties oda. Vienas iš dažniausių mitų susijęs su krūtų mažinimu yra tas, kad po krūtų mažinimo jokiais būdais nebus įmanoma maitinti. Tai nėra visiška tiesa, dažniausiai maitinimas krūtimi yra labai stipriai lemiamas emocinio komponento, psichologijos ir dažniausiai priežastis būna ne maitinimo, ne tai, kad atliktas krūtų mažinimas, bet tiesiog yra nustojama maitinti, nes manoma, kad nesėkmė yra būtent dėl to, kad yra papildomi randų. Bet technika, kuria krūtis yra mažintos, leidžia tai daryti. Jeigu chirurgas vėlgi jums informuoja, kad jūsų atveju nėra laisva spenelio technika naudota ar kažkokios kitos specifinės technikos, kur labai stipriai pakeičiama liaukos anatomija. Taip, planuojant krūtų operaciją, galbūt reiktų atsižvelgti į šeimos planavimą ir turėtų omeny, kad geriausia neplanuoti, jeigu yra numatomas nėštumas per artimiausius metus dviejus. Kai, sakykime, pacientė nejaučia didelių simptomų ir gali laukti, be abejo, kad visais atvejais geriau sulaukti, kol šeimos planavimas yra baigtas ir tada daryti vienokią ar kitokią procedūrą. Be abejo, tai padės išvengti vienokio ar kitokio diskomforto susijusio su maitinimu ir papildomų krūtų pokyčių, nes bet kuriuo atveju po gimdymo ir žindymo krūtis vėlgi labai stipriai keisis ir greičiausiai, kad reikės kažkokios papildomos procedūros. Bet tai toli gražu ne kiekvienas atvejis, kartais iš tiesų ateina ir pacientės labai jaunos ir 16, 17, 18 metų, kai tas krūtų dydis jau stipriai riboja ir fizinį aktyvumą, ir socialinį gyvenimą, ir aprangą, kurią gali sau leisti. Ir tiesiog tas krūtų mažinimas yra neišvengiamybė iki šeimos planavimo. Lygiai tas pats yra ir su pacientėm, kurios yra netekusios daug svorio, netgi ir labai jauname amžiuje. Ir tada krūtų pakelimas ar krūtų pakelimas ir didinimas ar didinimas yra daroma gana anksti. Pirminis krūtų didinimas taip pat daugeliu atveju yra daromas iki gimdymo, bet ta pati taisyklė galioja, reikia turėti labai protingą laiką, bent metai 2 iki pastojimo. Yra keletas indikacijų krūtų pakelimui, kada jį verta daryti. Tai visų pirma, krūtų pakelimo metu yra pakeliama visa krūtis ir spenelis į aukštesnę, tinkamesnę padėtį. Ta padėtis gali nusmukti žemyn natūraliai, su laiku, senstant, dėl svorio pokyčių, dėl nėštumo ir žindymo. Tai krūtų pakelimo tikslas yra atstatyti krūtį į tinkamesnę padėtį. Tuo pačiu metu galima adresuoti ir kitas problemas, pavyzdžiui, krūtų asimetrija. Tarkim, yra nevienoda spenelių padėtis, viena krūtis šiek tiek didesnė, kita mažesnė, tada tinkamai galima šiek tiek pamažinti didesnę ir jas abi pakelti. Galima adresuoti taip pat ir laisvą paglebusią odą, dalį strijų pašalinti, jeigu jos yra palankioje vietoje. Taip pat galima koreguoti ir areolės, tai yra spenelį supančio pigmentinio laukelio dydį, formą, jį padaryti apvalesnį, mažesnį. Taip kad su krūtų pakilimo operacija galima pakoreguoti daugybę krūtų formos, asimetrijos ir kitų pokyčių. Krūtų didinimo atveju moteris siekia, kad jos krūtinė taptų didesnė.
Reiškia, siekia gauti daugiau tūrio krūtų srityje. Tam yra du populiariausi variantai, tai yra krūtų implantas arba savų riebalų persodinimas iš vietų, kur tie riebalai yra netokie palankus, į krūtinės sritį. Tai tokiais atvejais šiais metodais galim krūtis padidinti. Tuo tarpu pakėlimo metu tikslas yra adresuoti formą, krūties pasmukimą, spenelio pasmukimą, bet gauti didesnės krūties tarsi nesiekiame. Krūtų pakėlimą ir krūtų didinimą implantais vienu metu padaryti galima didžiai daliai moterų. Sakykime, jeigu moteris nori krūtų didinimo implantais ir matome, kad yra krūties pasmukimas, tai kad jį atstatyti ir kad forma būtų graži, reikia atlikti ir pakėlimą. Yra keletas išimčių, kada rekomenduojama tas procedūras kelti į 2 etapus. Dažniausiai tos priežastys yra tokios, kad yra reikšmingo dydžio krūties pasmukimas. Reiškia, kad spenelį turime kelti labai ilgą distanciją ir galime susitikti su labai nemaloniomis komplikacijomis, tokiamis kaip spenelio nekrozė, kas yra spenelio audinių mirtis. Bet didesniu atveju skaičiumi sakyčiau, kad ši operacija yra kombinuojama. Po krūtų pakėlimo operacijos dažniausias randas yra inkaro formos, tai randas apvalus aplink areolę, tada vertikalus žemyn ir horizontalus po krūtinę. Tačiau galimi ir kiti variantai, ypač jeigu tas pakėlimas atliekamas su implantais. Kartais pakanka atlikti vadinamą angliškai ledinuko randą, tai randas būtų aplink areolę ir vertikalus žemyn, nebūtų horizontalaus. Dar kai kuriais retesniais atvejais gali būti randas tik aplink spenelį, bet dažniausiai vis tiek išlieka inkaro formos randas. Yra vienas labai dažnas mitas, ypač gajus užsienyje, kad neįmanoma pacientė atlikti krūtų pakėlimą nenaudojant implanto, tarsi būtinai reikia implanto. Iš tiesų tai netiesa ir gan dažnu atveju šiais laikais galime padaryti krūtų pakėlimą tokiu būdu, kad išsaugom beveik visą pacientės krūtų tūrį. Pašalinam tik labai ploną viršutinio odos sluoksnį, o viduje visiškai visą krūtį perkonstruojam naujai ir išsaugom esamą krūties tūrį. Taip kad dažnu atveju mes net ir siūlom nedėti implantų, palikti esamą tūrį. Taigi indikacija implantų yra vienintelė, jeigu moteris nori didesnio krūties tūrio, tiesiog kad krūtinė būtų didesnė negu ji jau yra dabar. Bet išsaugančios tūrį krūtų pakėlimo operacijos yra visiškai įmanomos. Kombinuotos operacijos dažniausiai atliekamas tuomet, kuomet pacientė nori implantų, bet neišvengiamai reikia ir pakėlimo. Tačiau tam irgi yra tam tikros ribos, niekados nerekomenduočiau atlikti operacijos kombinuotai, jeigu krūtis yra labai stipriai pasmukusi ir ją kelti, spenelį reikia kelti ganėtinai aukštai. Nerekomenduočiau atlikti kombinuotos operacijos pacientėm, kurios nori implantų, bet tačiau krūtis yra labai stipriai pasmukusi ir kuomet spenelį reikia kelti daugiau negu 6 cm. Taip pat pacientėm, kurios šiaip jau turi didelę krūtinę ir nori implantų, tai tuomet tikriausiai būtų protingiausia atlikti krūtinės pakėlimą ar mažinimą ir tuomet antruoju etapu po kokių 6-12 mėnesių krūtinės didinimą implantais. Kombinuotos operacijos yra ne tai, kad populiaru, tačiau dažniausiai jų pacientės ir nori, nes kasgi nenorėtų atlikti visko vienu metu, o ne etapais, kas 6 ar 12 mėnesių. Tačiau kartais reikia atsižvelgti į saugumą ir kas yra geriau pacientai ir dėl to mes neretai rekomenduojame šią kombinaciją skelti per pusę. Tai yra pirmiausia atlikti krūtų pakėlimą ar mažinimą, o vėliau tik tais krūtų didinimą implantais. Kombinuota operacija planuojama, žinoma, pradžiai nuo konsultacijos. Konsultacijos metu mes nuspręsime, kuri operacija yra jums geriausia, ar tai būtų kombinuota operacija, ar tai būtų pirmiausia pakėlimas ir po 6-12 mėnesių didinimas implantais. Ir taip mes pasieksime geriausių rezultatų. Krūtų operacijų dažniausiai naudojami tirpūs siūlai, tai reiškia, kad jų traukti nereikia. Ant randų klijuojamas kūno spalvos teipas, jis atlieka tvarsčio funkciją, taip pat izoliuoja žaizdą nuo išorės ir padeda randui nesiplėsti. Tas teipas keičiamas kartą savaitėje nuo 6 iki 8 savaičių.
Vėliau rekomenduojam naudoti silikono pleistrus arba gelius, dar labiau pagerinti rando kokybę. Metus laiko reikia vengti tiesioginių saulės spindulių į randus. Miegoti rekomenduojame ant nugaros, ypač pirmą mėnesį. Vėliau galima verstis ant šono, ant pilvo, geriausiai, jeigu pavyktų nemiegoti, kokias 10 savaičių. Po krūtų implantų operacijos rekomenduojam kurį laiką nekelti aukštai rankų, bent porą savaičių. Kalbant apie sportą, po maždaug 6 savaičių galima pradėti įvairius kardio pratimus, tokius kaip bėgiojimas lauke, stacionarus dviratis, galima pradėti kojų pratimus. Tuo tarpu rankų, krūtinės raumenyną galima pradėti treniruoti kiek vėliau, maždaug nuo 8-10 savaičių, priklauso nuo operacijos tipo. Po krūtų operacijų į darbą galima grįžti priklausomai nuo darbo tipo. Jeigu darbas ofisinio tipo nėra su darbu susijusių sunkių fizinių veiklų, tai maždaug po 2 savaičių nuo operacijos galima grįžti į darbą. Jeigu darbe yra poreikis fiziniam aktyvumui, ypač jeigu kažką reikia sunkiai fiziškai kelti, tai gali būti nedarbingumo laikotarpis ir iki 2 mėnesių. Randų matomumui svarbiausia yra šie patarimai. Tai visų pirma, tiek kiek chirurgas rekomenduoja laiko nešioti teipus ant randų. Kodėl jie svarbus? Jie nėra tik kaip tvarstis, bet jie tuo pačiu prilaiko odos kraštus ir padeda išvengti jauno trapaus rando tempimosi. Jeigu nėra to teipo, tai visa jėga veikia randą žemyn, vertikaliai jis gauna signalą, kad turi temptis ir jis išplatėja. Teipas prilaiko odos kraštus ir padeda jam neišsiplėsti. Tai reiktų apie 8 savaitės nešioti teipą. Vėliau, kai jau norime, kad randas pradėtų minkštėti ir jo kokybė gerėtų, reikėtų naudoti silikono preparatus, silikono geliai, silikono pleistrai, taip kaip jums patogiau ir taip kaip rekomenduoja operavęs chirurgas. Be to, metus laiko reikėtų vengti tiesioginių saulės spindulių bei soliariumo, tai reiškia visų ultravioletinių spindulių, nes tai padeda išvengti rando hiperpigmentacijos. Saulės poveikyje randas tiesiog tampa tamsus, hiperpigmentuotas ir tokiu ir išlieka. Iš esmės į šiltus kraštus vykti galima, bet randai turi būti pridengti. Ir aišku, yra individualių atvejų, kai žmonės turi genetinį polinkį į platesnius randus ar į keloidinius randus, tai su tokiais pacientais šios problemos sprendžiamos individualiai. Po krūtų operacijų nešiojama kompresinė liemenėlė. Po krūtų didinimo implantais jis dar turi tokį specifinį diržą, kuris padeda akomoduoti krūtinės raumenį. Tai tiesiog jis mažiau tinsta, mažiau diskomforto, šiek tiek galbūt padeda implantui leistis į jam tinkamą padėtį. Kompresinės liemenėlės priklausomai nuo chirurgo rekomendacijos nešiojamas nuo 6 iki 8 savaičių. Vėliau dažniausiai rekomenduojama iki pusmečio nuo operacijos rinktis minkštą sportinę liemenėlę ir būtų gerai nebūti visai be liemenėlės bent jau pirmą pusmetį nuo operacijos. Krūtų operacijos, kurios, pavadinkim taip, pastaruoju metu vis dažniau ir dažniau atliekamos, yra turbūt susijusios labiausiai su pacienčių informuotumu apie tai, kaip gyvenimo kokybė gali pasikeisti. Ir tų pačių krūtų mažinimo operacijų prieš keletą dešimtmečių buvo nepalyginamai mažiau, vien dėl to, kad tai buvo stigmatizuota, laikoma kažkokia tuštybė ir taip toliau, ir tai nebuvo siejama su sveikatos gerinimu. Dabar, kai vis daugiau ir daugiau pacienčių apie tai sužino ir žino, kaip tai gali pakeisti tiek tam tikrus fizinius simptomus, tiek gyvenimo kokybę, tai šitų operacijų su kiekvienais metais daugėja. Dėl tendencijų kitose srityse, tarkim, krūtų didinimo, sakyčiau, kad bumas, kai buvo naudojami labai dideli implantai, daromas toks taip vadinamas fake look, bent jau lietuvių, britų, šiaurės šalių tarpe jisai slūgsta gerokai ir dabar vis dažniau yra renkamasi gerokai mažesni implantai. Arba nauja tokia tendencija yra hibridinis krūtų didinimas, kai implantai dedami labai arba santykinai nedideli ir krūties forma šiek tiek dar keičiama ir dydis persodinant riebalus. Kitos galbūt tendencijos yra tokios, kad pacientės vis dažniau ateina dėl krūtų
pakelimo arba tam tikros rekonstrukcijos po svorio metimo, nes svorio metimo būdai su kiekvienais metais vis efektyvėja, atsiranda tiek minimaliai invazinių, tiek neinvazinių būdų kontroliuoti patikimai svorį ir ta moterų, kurios yra netekusios daug svorio populiacija didėja ir problemos, aišku, su krūtimis lygiai taip pat didėja. Tai kai kuriais atvejais iš tiesų daroma tokia vos nerekonstrukcinė operacija, kai iš tiesų krūtis yra labai stipriai praradusi savo formą, stipriai pasmukusi, tiek suformuoti iš esmės iš naujo. Aš turbūt kiekvienai savo pacientai, kuri ateina pas mane į konsultaciją ir svarsto vienokią ar kitokią krūtų operaciją, aš visą laiką pabrėžiu, kad tam turi būti labai aiški priežastis. Nereikia operuoti gražių, gerų, sveikų krūtų. Vienaip ar kitaip, jeigu krūtis yra savo vietose ir nėra kažkokių problemų, ar kažkokio ryškaus psichologinio diskomforto, ar pasmukimo, kuris trukdo per didelės krūtis ar dar kažkas, geriausia yra tos operacijos 2 kartus ar 10 kartų, kitaip tariant, pasvarstyti, ar jos tikrai reikia. O grožis pats savaime, jisai yra subjektyvus dalykas. Dažniausiai mes gražiais laikome tuos kūnus arba tas kūno vietas, kurios gerai funkcionuoja. Tai nėra atsitiktinumas, kad mes darydami ir krūtų mažinimą ar krūtų pakelimą stengiamės grąžinti tą formą krūčiai, kuri yra graži, nes tokia jinai yra ir funkcionali. Grožis šiaip nėra atsitiktinis dalykas, tai yra tiesiog funkcionalu.